pirčių. Sveiki visi. Šiandien noriu dar kartą pakalbėti apie mėlynąjį lotosą. Kažkada su Viktorija vienam iš pirmų mūsų pasidalinimų mes esam kalbėję apie šį augalą. Bet aš toliau domiuosi juo, eksperimentuoju ir man labai įdomu, jis labai įdomus. Apskritai augalų pasaulis man labai pilnas slėpinių ir dėl to man tai viena iš didžiausių, aistringiausių veiklų gilintis į juos. Ir neseniai atradau dokumentinį filmą, kur Didžiosios Britanijos mokslininkai tyrė mėlyno lotoso augalą, nes jiem pasidarė įdomu, kodėl Egipte šitiek daug piešinių, kuriuose vaizduojamas mėlynas lotosas ant viršugalvių žmonėms, rankose, kodėl į sarkofagus dėdavo mėlyną lotosą, kodėl į šį augalą laikydavo kažkokių tarpininkų tarp gyvenimo ir nemirtingumo, kodėl jį naudodavo vakarėliuose, gal jame yra narkotikų, įtartina. Ir tada Didžiosios Britanijos mokslininkai pradėjo daryti labai gilų biocheminį tyrimą to augalo. Ištyrė lotos augalus ir tuos, kurie auga šiandieną, ir netgi gavo vieną žiedlapį iš sarkofago ištrauktą, iš kažkokio tai ten archyvo labai tolimo, gerai paslėpto. Ir išsiaiškino, kad tai visiškai tas pačias veikliąsias medžiagas turintis augalas. Deja, nerado jokios psichoaktyvios medžiagos šiame augale, todėl logiška, kad jisai nėra uždraustas, nes jame nėra narkotikų tiesiog. Rado veikliąją medžiagą, kuri yra naudojama Viagros gaminime. Tai buvo įdomiausias tų Didžiosios Britanijos mokslininkų atradimas tame dokumentinėme filme. Ir jie nusprendė, kad turbūt todėl šitas augalas buvo taip garbinamas, todėl kad jiems seksualinė veikla asocijuodavosi su nemirtingumu, nes pratęsi savo gyvybę savo vaikuose ir taip iš kartos į kartą tavo nemirtingumas tęsiasi. Štai tokį sprendimą jie priėmė. Bet jie taip pat žino ir yra nepaslaptis, kad Egipte mėlyno lotoso augalą įdėdavo į vyną, laikydavo kažkurį laiką ir alkoholis ištraukdavo tą gyvybinę energiją iš mėlyno lotoso ir paties alkoholio savybės pasikeisdavo, sumažėdavo, svaigumas alkoholio, bet jisai tapdavo kažkoks labai įdomus gėrimas ir jį gerdavo Egipte vakarėliuose. Vyno daryti nebandžiau, bet džiaugiuosi, kad mano žmona Viktorija pradėjo gaminti mėlyno lotoso tinktūras. Tinktūras tai yra tiesiog, kai alkoholis ištraukia įvairias veikliąsias medžiagas iš augalo ir gali paprasčiau naudoti negu patį augalą. Gali tiesiog susilašinti lašelių arba ten tą tinktūrą galima ant odos tepti, įvairūs augalai, įvairius dalykus duoda. Katinėlį, palauk, dabar aš kalbu čia. Taigi, aš dabar turiu rankose mėlyno lotoso tinktūros buteliuką, 50 ml. Ir aš galvoju pabandyti padaryti tokį eksperimentą. Šiaip tai esu keletą kartų bandęs pipetę vieną kitą susilašint. Tai buvo toksai įdomus ramybės jausmas man atėjęs. Bet šiandien nusprendžiau padaryti tokį eksperimentą realybės šou per brūkšnelį ir šiek tiek daugiau to gėrimo. Nežinau kaip pamatuot, aišku, kad nepadauginti. Bet 50 ml tai, kaip sakant, viso negersiu, bet kokius 20 pabandysiu. 20 ml tai yra pusė stikliuko degtinės maždaug. Ir man labai įdomu pažiūrėti,
Alkoholio negeriau daug metų, tai... Bet aš tai žiūriu kaip į vaistą. Ir man, kaip ir tiems Didžiosios Britanijos mokslininkams, įdomu, kodėl egiptiečiai taip mėgo šitą augalą. Aš žinau, kad jis atveria sapnus. Kai išgeriu arbatos, mano sapnai būna spalvoti. Aš žinau, kad išgerus arbatos man norisi užsimerkti akis ir pabūti ramiai, paklausyti muzikos, pamedituoti. Tai toks labai gražus, pozityvus šitos arbatėlės poveikis būna. Bet va, tinktūras tai dar nebandžiau. Taigi, palinkėkit man sėkmės ir į sveikatą. Reikia komunikacijos, reikia pabandyti šitam lotusui pasakyti mano ketinimas. Koks ketinimas? Mano ketinimas šiandien geriau pažinti mėlyną lotuso augalą, susijungti su juo įvairiose lygmenyse ir patirti jo mistinės galias, jeigu jos tokios yra. Užmegzti gilesnį ryšį ir paprašyti, kad mano sapnai būtų dar spalvotesni, kai miegu, o kai nemiegu, būčiau labai atviros sąmonės ir pabudęs, bei suvokčiau, kad tai, kas aplink mane vyksta, tam tikra prasme irgi yra sapnas. Tokie mano ketinimai. Pamiršau disclaimerį pasakyti, nebandykite to namie, tai skirta tik profesionalams. Žiūrėsim, kas bus. Lotus flower rising up through the deep dark waters of my mind. Lotus flower rising up through the deep dark waters of my mind. Clear, pure light of this holy night. Om Mani Padme Hum. To the clear, pure light of this holy night. Taigi noriu pasidalinti patirtimi po mėlyno lotoso tinktūros. Žinau, gal ten tas brendis, kadangi retai geriau davė dar savo efektą. Bet tikrai pajutau tokią harmoniją su visa mane supančia aplinka. Varlyčių garsai pasidarė tokie labai artimi širdžiai. Ir norėjosi užsimerkti, eiti į vidų. O po to, kai buvau atsimerkęs, tiesiog vaikštinėjau ratu ir grožėjausi gamta, grožėjausi gėlytėmis. Na,
galiu drąsiai pasakyti, kad man tas augalas turi efektą. Tai jau tikrai. 20 ml gal buvo ir mažokai. Kitam eksperimente išgersiu 50. Tada gal tikrai kaip egiptietis pasitūsinsiu normaliai. Tai va, toksai va čia buvo eksperimentas. Jeigu norite, tai irgi pamikrodozint su pipetė lašiukais tinktūros, tai kur jos rasti, galite informaciją rasti šito video aprašyme. Iki kitų pasidalinimų.